Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Jeigu matote šį vaizdo įrašą, jūs arba esate mano tikrai artimų draugų rate, arba kažkas lygina mano kontentą, arba aš tiesiog pati nusprendžiau jo pasidalinti pagaliau. Arba 50 kitų skirtingų variantų, apie kuriuos aš dar nespėjau pagalvoti. Antras mano bandymas. Šį kartą turinio turiu apie visą savaičiukę ir jis dar labiau padrikas. Aš 1000 kartų sakiau, gal geriau nereikia. Tiek to, darykim. Mes su Vėtra fiksuojam savo gyvenimą. Jis yra gan juokingas. Šiuo metu mano šuo yra su pampersu. Jį rujoja. Tai nėra juokinga. Pradėkim nuo pirmadienio. Viskas prasidėjo kaip ir įprastai. Tačiau visuotinis grąžinimas į ofisą mane nuteikė tam, kad reikia ruoštis permainoms. Permainos man nelabai patinka, bet nesisuksi negyvensi. Norint palaikyti savo gyvenimo būdą, man teks keisti sporto salę. Deja, atėjo laikas. Baigėsi mano narystė. Jos aš nusprendžiau neprasitęsti. Bandysiu sportuoti darbe. Žinau, kad neskamba kaip pasaulio pabaiga, bet man tai yra labai nepatogu. Man patinka ta salė, man patinka žmonės, kurie ten sportuoja, man patinka visa įranga, kuri yra joje ir ypatingai laisvos štangos, kurių darbe nėra. Šiuo metu esu įsitikinus, kad jokios geresnės vietos pasaulyje negu ta salė aš nerasiu. Manau, kad klystu. Net jeigu ir nerasiu, prastam sportininkui ir salė trukdo. Dar pirmadienį buvo atėjusi mano draugutė, aš jį iškepiau sausainių, juos sudeginau ir nenufilmavau. Nepabėk. Ta proga dramatiškas antradienis, arba kitaip, paskutinė mano džimo narystės diena prasidėjo įprastai. Iš tos širdgėlos likau dirbti namuose. Gerai, tikrai nėra taip dramatiška. Užtat su Renata ėjome į operą. Sakė, bilietų nebebuvo. Paskutinį kartą operos ir baleto teatre buvau labai senai, buvau vaikas. Ir svajojau sugrįžti kaip suaugusi moteris su žavingais aukštakulniais. Gerai, kad ne visoms svajonėm yra lemta išsipildyti. Bet grįžau ten ne su aukštakulniais, o su žavinga dama pašonėje, savo brolio žmona. Pasikultūrinom, mums labai patiko. Ir opera, ir labai švarūs šviestuvai. Ir mano tėvų praeitą savaitę išgirti desertai. Тоже. Valytos. Renata, ar tau patiko vienam vakarui būti kultūriste? Kadangi trečiadienį nedirbau, daugiau laiko leidau su savo seneliais. Aš va čia buvau. Mano močiutė iš savo draugės gavo amazing kojinių receptą ir jį dabar gamina. O paklydus, tai ieškojau kaip teisybę surasti. O jie čia vaizgė statų tokį. Kalbant apie receptus, savo pirmą YouTube blyną įkėliau į platformą. Man yra beveik 30. Ir pradėjau dalintis su draugais. Sulaukiau pirmųjų komentarų, kad viskas faina ir gražu, tik šiek tiek apie nieką. Aš labai džiaugiuosi. Kol kas mano kanalas 100% atitinka mane. Kol kas dar vis eigoje bandau grynintis, kuri man dalis labiausiai patinka. Ir tada jau susifokusuosim. Aš turiu labai daug raukšlių. Ką aš noriu pasakyti, Vėtra? Ketvirtadienis. Mano miela kambariokė visą naktį pravėmė. Vargšas vaikas. Kadangi tiek ryte, tiek vakare jį puikiai valgo, kol kas nepanikuoju. Kaip ir minėjau, Vėtra rujoja. Tad šiuo metu jį kiek patežusi. Ir labai lėta. Bet dar gyva.
Miestas tikrinosi sirenas, aš patikrinau, pas mane girdėjosi. Žinot, kas dar kaukia? Sutartinės. Tiksliau, galas jų, kai jas nutraukė. Vakare su Vėtra išėjom pasivaikščioti ir atradome nykštukų šventę. Let's go. Čia tokia smagi šventė, kurią švenčia vaikų darželis. Kadangi tai yra tas pats darželis, kuriame kažkada dirbau, buvo labai jauku juos vėl pamatyti. Nu, grįžusi namo dariau namų darbus, kuriuos man uždavė mano psichologija. O Dieve, yra normali! Ar bent kas nors be manęs taip galvoja? Nemanau. Taip, išgirdote teisingai. Aš dariau namų darbus. And insulin is what makes you break down the blood sugar. Penktadienis. Dar vis liekame namuose, nes Vėtriukas jaučiasi prastai. Trečia diena be sporto salės. Help. Penktadienio vakarą praleidau planuodama kitą savaitę. Nepatinka. Ačiū tau, šuniuk. Varyk. Na ir pradedam šeštadienį, kuris yra skirtas viską padaryti per vieną dieną kuo greičiau. Look like mashed potatoes. Kiek avokadų pirkot? 5, 7, 6. 6. 4 ir 2. Eik savo. Ką jinai gamina? Nežinau. Pažiūrėkit, kas mūsų laukia šiandien. Makaronai matyti. Nežinau, bijau, kad suši. Tai tu už sušius. Aš už sušius. Aš už makaronus. Kaip tau sekasi gaminti? Kur tu išmokai Barborą sušius daryti? Pati. Tu paskambink japonam, kad jie apsiriko, kad tu iš tiesų išradai sušius. Pas jūs tie gerieji mandarinai. Taip. Nu, supratau. Aha, baklažanus su varškės darau. Mes apsiviniojom. Buvau šiek tiek pristabdyta. Susipildžiau deklaraciją, net iš plovyklos eilės nereikėjo pasitraukti. Kol kas tai yra ateities problema, tai dabar per daug nesiparinu. Galėtų jis ten, žinai, ir ant krašto atsisėdęs šildytųsi, tas tai šilumą mėgis. Čia sėdėjo, aš jau buvau, ten jisai svyla. Ne, patenkintas. Praeik į priekį. Palauk.
Nesąmonė. Wow. Rūkyta. Tenka pripažinti, atėjo tamsusis laikotarpis. Ne visiems ši naujiena yra prasta. Vietrai tai reiškia šviečiantį kamuolį. Sekmadienis. O dieve, kūnas! Valgiau skanio košę. Ir daugiau bandžiausi tai, kas man iš tikrųjų turbūt labiausiai patinka filmuojant. Maistas. Šįkart be receptų. Jeigu pasiteisinus, pasidalinsiu ateityje. Na ir toliau jau visai tradiciniu tapęs mūsų sekmadienio rytas. Džiaugiuosi, kad vėlavot, spėjau pasiruošti vištieną savaitį. Bet sekmadienį yra skirti neskubėti. Be strioko, be spaudimo. Be strioko. Dabar mums svarbiausia miškas. O gal ir nesultos, gal matyt, va taip ir paliksime. Viskas po truputį. Ateik. Neskuba, Aidai. Nelabai tikrai. Tu draugė, mano draugė. Sušlaps kojelės. Mano mama po vieną išneš visas šiukšlės iš to miško. Jau čia filminasi. Dublis 1. Gabija ir medis. Vo, taip. Jau normaliai kabi. Alio. Išlys katinas. Hello. Kažkas vėl pasikeitė, kažkaip daugiau erdvės. Karolis į savo garažą susitems visą pasaulio medieną. Wow. Kas čia bus? Dėžutė. Medienai. Tu Karol norėsi dabar? Safiriukai panašu tik ant viršaus buvo. Eisim, Vicki. Nesušalsi ar uždėtum aikštuką? Ir Vėtra vieną dieną tave įleis į svečius. Kol kas katinas dar bijo. Kur? Čiau. Kat. Pagarbėta. Reikia kažkaip greitai. Visai greitai. Kitą savaitę žadu išsibandyti naują rutiną, šitus naujus receptus, naują salę ilgalaikiai perspektyvoj. Vėtra. Labiau fokusuotis ir bus liuks.